Susipažinkite. Lukas. 19 metų, nuomojasi butą su 2 draugais. Šiemet Lukas įstojo į universitetą. Lukas ambicingas, užaugęs jis norėtų valdyti bent jau valstybės biudžetą. Lukas vienas iš tų žmonių, kuriems teks studijuoti savo lėšomis. Lukai, nenusimink. Nes tu gali gauti valstybės remiamą paskolą studentams studijų įmokai ir gyvenimo išlaidoms ir tam nereikia jokio užstato. Paskola studijų įmoka yra lygi tavo studijų kainai už 1 studijų metus. Paskola gyvenimo išlaidoms į tavo sąskaitą pervedama lygiomis dalimis kas mėnesį. Neskubėk. Pirma svetainėje www.vsf.lt pasitikrink, ar esi įtrauktas į paskolos gavėjų sąrašą. Gerai, sąraše esi. Palauk, tai tik techninė reikalo dalis. Prieš nuspręsdamas imti paskolą ar ne, turi įvertinti ir savo galimybės ją grąžinti. Paėmęs paskolą, palūkanas turėsi mokėti kiekvieną mėnesį, pradedant nuo paskolos ar jos dalies gavimo dienos. Jos bus automatiškai nurašomos nuo tavo sąskaitos. Tai dar ne viskas. Turėsi kruopščiai planuoti savo finansus. Pasiskaičiuok, kiek per mėnesį išleidi dabar. Įvertink, kiek tau liks gyvenimui sumokėjus įmoką. Užeik į www.swedbank.lt ir paskaičiuok, kiek turėsi kas mėnesį grąžinti bankui. Akivaizdu, kad kažko turėsi atsisakyti. Praėjus 12 mėnesių po studijų baigimo mokėsi ne tik palūkanas, bet ir pradėsi grąžinti paskolą. Net jei tik pakeisi studijų programą, tai reikš, jog studijos baigėsi. Visą ją turėsi grąžinti ne ilgiau nei per 15 metų. Esi apsisprendęs? Tuomet užpildyk paraišką bankui. Taupyk laiką. Paraiškos formą rasi www.swedbank.lt. Lukas žino, ką daro. Lukas skolinasi atsakingai. Skolinkis atsakingai.